Karlas Marksas perfrazavo Georgo Hegelio mintį. Didieji pasaulio istorijos įvykiai nutinka 2 kartus. Pirmą kartą kaip tragedija, antrą kaip farsas. Šiuos žodžius dabar reikia pritaikyti liberalizmui. Friedrichas von Hayekas savo knygoje Kelias į vergovę rašė, kad liberalų didesnės laisvės siekis netikėtai peraugo į socializmą ir tapo keliu į modernėją vergovę. Tai tragedija. Dabar mes susidurėme su naujais dideliais liberalų laisvės pažadais, kurie virsta karnavalu. Ne vienas vyresnio amžiaus žmogus jaučiasi kaip viduramžių karnavale. Svarbiausių dalykų tampa išsimušimas iš įprastų gyvenimo vėžių ir nusistovėjusių normų nepaisimas. Dabar būtinai reikia atrodyti ne kaip visi, dviprasmiškam, visų niekinamam ir visus niekinančiam. Nelieka įprastinių hierarchinių santykių, suklesti komiški keiksmai ir skandalai. Jaunų žmonių gyvenimas pasidarė svarbesnis už vyresnio amžiaus žmonių gyvenimą. Vyresnėjai tapo šiuolaikiniais numirėliais, o jaunieji gyvena ant baltosios karštinės lenkščio. Sapnas nustojo būti įprasto gyvenimo priešingybė ir vis labiau nelieka skirtumo tarp melo ir tiesos. Neaišku, kas laukia anksčiau turėtų gyvenimo ir mirties, proto ir beprotybės perskirų. Atrodo, kad pasaulis nebeturi dogmatiško rimtumo ir tapo laisvas iki pamišimo. Vieno Fiodoro Dostojevskio apsakymo veikėjo žodžiais, cituoju, garbė ir reikšmingumas, viskas išnyko per vieną vakarą. Politika neįsivaizduojama be savų ir svetimų skyrimo. Svetimą galima apibūdinti skirtingais žodžiais. Galima sakyti, kad jis yra kitaip mąstantis ir jaučiantis, arba galima jį pavadinti homofobu. Atsiradus homofobo terminui, kažkas būtinai tampa mažesnis negu žmogus. Homofobas nėra lygiavertis diskusijos dalyvis. Jis privalo būti sutraiškytas. Homofobai savo oponentus apibūdinantis liberalai netikėtai pavirsta antžmogiais. Katalikai šiandien turi pavydėti arkliui, katinui ir vabalams, nes jų liberalai nevadina homofobais. Kovojama už homoseksualų teisės, o šventąjį raštą cituojantis katalikas keikiamas kaip neprogresyvus kvailelis. Katalikai nėra šventieji, tačiau dabar jie vaizduojami kaip vieninteliai pragaro gyventojai. Tuščias lengvabūdiškumas, nesutapimas su savimi ir vulgarus bohemiškas individualizmas tapo aukščiausių gėrių. Tai stebina, nes pagal liberalus negali būti aukščiausio gėrio. Partnerystės įstatymo svarstymai rodo gilėjančią politinio liberalizmo krizę. Kaip šį dalyką įrodyti? Pirma, reikia išsiaiškinti, kas yra politinis liberalizmas. Antra, reikia įrodyti, kad partnerystės įstatymas prieštarauja politiniam liberalizmui. Susidurėme su paradoksu. Katalikų bažnyčia šiandien yra didesnė politinio liberalizmo gynėja negu liberalios politinės partijos. Pradėti norisi nuo katalikų kritikos. Jie patys nemažai prisidėjo prie eksperimentų su šeima skatinimo. Nesiekdami šventesnio gyvenimo, jie dažnai tik postringauja apie šeimos vertybės. Liberalai mano, ar liberalai klaidingai susidarė įspūdį, kad jų oponentams neberūpi santuokos pakėlimas į sakramento garbę. Politinis liberalizmas skiriasi nuo moralinio, kultūrinio, ekonominio ir kito liberalizmo, dar kartą pabrėžiu, politinis liberalizmas. Tai visai visuomeniai, o ne tik jos daliai skirtas liberalizmas. Politinis liberalizmas pagristas įsitikinimu, kad valstybės pagrindų negali būti jokia moralinė, religinė ir filosofinė doktrina, nes nei viena iš jų negali pritarti visi laisvi ir lygūs piliečiai. Politinis liberalizmas grindžiamas politinio teisingumo koncepcija, kuriai turi pritarti skirtingų moralinių, religinių ir filosofinių įsitikinimų piliečiai. Šios koncepcijos geriau būtų nevadinti liberalizmu, nes šis žodis asocijuojasi su viena iš doktrinų. Tačiau šį terminą galima palikti iš pagarbos jos kūrėjams.
Politinį liberalizmą privalo pripažinti ir neliberalių įsitikinimų žmonės, nes jis leidžia laisvai gyventi pagal savo įsitikinimus. Katalikai turi pripažinti politinio liberalizmo principus, nes jie nėra nukreipti prieš katalikybę. Politinis liberalizmas yra paradoksalus dalykas. Jį turi pripažinti ir liberalizmo kritikai. To nedarydami, pradėtume gyventi liberalios diktatūros sąlygomis. Parlamentai, kaip jūs žinot, yra feodalinės visuomenės kūrinys ir todėl nesunkiai gali atkristi į feodalizmą. Kaip partnerystės įstatymas prieštarauja politiniam liberalizmui? Palyginkim katalikų šeimos ir partnerystės, kabutėse, šeimos sampratas. Katalikų šeima funkcionuoja laikydamasi bažnyčios autoritetų. Partnerystės šeima, kabutėse, atsiranda kaip liberalios valstybės kūrinys. Šiandien išpopuliarėjęs tradicinės šeimos terminas sukuria klaidingą įspūdį, kad Lietuvos Respublikos konstitucija įtvirtina katalikišką šeimos sampratą. Tai tik panašumas, o ne tapatumas. Kanonų teisės kodekse sakoma, kad, cituoju, krikščioniškoje santuokoje sutuoktiniai specialių sakramentų sustiprinami ir tarsi pašventinami. Nieko panašaus nerasime Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Dabartinė Lietuvos valstybė yra neutrali ne tik bažnyčios, bet ir krikščioniškos šeimos atžvilgiu. Jeigu katalikai reikalautų valstybę įtvirtinti jų šeimos sampratą, kiltų skandalas. Kai dabar tai daro liberalai, skamba žiniasklaidos pagirimai ir aplodismentai. Katalikai susitaikė su juridiniu prilyginimu profsąjungai ir filatelistų klubui. Ta pati dabar turi padaryti jų idėjiniai oponentai, tačiau jie elgėsi priešingai. Ir šeimos sampratą padarė priklausomą nuo rinkimų rezultatų ar konstitucinio teismo teisėjų sugebėjimo prisitaikyti prie politinės konjunktūros. Liberalai užtikrintai stumia į naują cuius regio eius religio epochą. Lenkija, Vengrija ir Žemaitija gali būti katalikiškos, o Varšuva, Budapeštas ir Vilnius liberalus. Katalikai išmoko, nors reikia pripažinti sunkiai ir ne iš karto, gyventi liberalioje demokratijoje. Jie šiandien supranta, kad visuomenė neturi gyventi pagal jų į sakramento lygį pakilėtą santuokos ir šeimos sampratą. Lietuvos Respublikos konstitucijoje įrašyta, kad valstybė saugo ir globoja šeimą. Tačiau tai nėra palankumo katalikų bažnyčiai ženklas. Valstybė turi savo grynai politinį interesą saugoti šeimą. Be vyro ir moters šeimos jį išnyktų dėl demografinėmis vadinamų priežasčių. Valstybei reikia piliečių ir kol kas nėra kito jų atsiradimo būdo, kaip vyro ir moters sąjunga. Homoseksualumas nėra atskirtas nuo kilniausių žmogiškojo bendrumo jausmų, tačiau nepajėgus užtikrinti giminės išlikimo. Tai neišvengiamas patrauklumo, kitai lyčiai nebuvimo aspektas, dramatiškas iš prigimties, o ne dėl kokio nors netinkamo, kabutėse, socialinės lygties sukonstravimo. Partnerystės įstatymas yra iššūkis katalikų bažnyčios ir valstybės partnerystėje. Katalikų bažnyčia nereikalauja, kad pagal politinio liberalizmo principus gyvenanti valstybė įtvirtintų jų santuokos ir šeimos sampratą. Homoseksualai savo šeimos sampratą nori tvirtinti su liberalios valstybės pagalba. Anksčiau liberalai reikalavo kuo mažiau valstybės. Dabar jie netikėtai net santuokos, šeimos ir erotikos reikalus nori formuoti su valstybės pagalba. Tarpukario Lietuvos Respublikos konstitucijose buvo skelbiamas reikalavimas vadinamosius jungtuvių aktus daryti pas dvasininkus. Tai neabejotinai prieštarauja politiniam liberalizmui. Tačiau dabar turime naują nelygybę. LGBT kaip pilietinė religija be Dievo
nori būti aukščiau katalikų religijos su Dievu. Jeigu pripažintume, kad LGBT ir katalikybė yra tikėjimai, tarkim, kad tai yra tikėjimai, jie turi būti traktuojami lygiai. Katalikai negali primesti savo gyvenimo būdo, tačiau jie turi teisę tikėtis teisingumo. Ilgą laiką katalikai galėjo būti ramus dėl konstitucinės šeimos sampratos, nes ji buvo krikščioniškos šeimos pamėgdžiojimas. Tačiau paskutinis kelis dešimtmečius į šeimos sampratą buvo pradėti įtraukti nekrikščioniški elementai. Prasidėjo konstitucinių eksperimentų laikai. Galutinai paaiškėjo, ir šiandien jau aišku, kad tarp katalikiškos ir perdirbtos valstybinės šeimos sampratos yra visiška praraja. Žan-Žakas Ruso savo Visuomenės sutartyje pasakoja apie Japonijos fokusininką, kuris sukapojo vaiką į gabalus, išmetė juos į orą ir vaikas krito ant žemės vėl gyvas. Panašiai elgėsi mūsų teisininkai ir politikai, tačiau katalikų šis fokusas neįtikina. Jų nuomonė, sukapota į gabalus krikščioniška šeimos samprata, nepasiduoda surenkama į vieną kūną. Katalikų bažnyčia šiuo metu nėra valstybės dalis, bet funkcionuoja kaip visuomeninė organizacija. Katalikai paklūsta liberalios demokratinės visuomenės tvarkai. Dabartinėme katalikų bažnyčios katekizme rašoma, cituoju, homoseksualų santykiai pačia savo prigimtimi yra netvarkingi ir iškart po to priduriama, kad su homoseksualais reikia elgtis pagarbiai, su užuojauta ir taktiškai. Jeigu ką nors užgauna katalikų požiūris, iškart reikia pridurti, kad jo neturi pripažinti visi piliečiai. Katalikų doktrina negali būti pripažinta visų ir todėl yra atskirta nuo valstybės. Katalikai savo santuokos ir šeimos supratimą privalo puoselėti be valstybės įsikišimo. Mūsų seneliai ir mūsų proseneliai, kurių genealogiją mes galime atsekti tik metrikų bažnytinėse knygose, jie nereikalavo valstybės įtvirtinti savo šeimos sampratos, bet pasitikėjo Dievu. Politiniam liberalizmui iššūkį šiandien meta ne katalikai, o save liberalais vadinantys žmonės. Net neturėdami nieko panašaus į katalikų bažnyčią, jie reikalauja valstybinio savo tikėjimo įtvirtinimo. Tarp katalikų bažnyčios ir partnerystės įstatymo šalininkų atsirado nesutarimas, kurį pašalinti galima tik perėjus prie abiejų pusių funkcionavimo visuomenės lygmenių. Nei viena iš jų negali būti palaikoma valstybės. Abi pusės turi savo gėrio sampratas, negalinčias tapti visos visuomenės gyvenimo pagrindu. Nesutarimo situacijai valstybė privalo ieškoti neutralaus racijo. Tačiau elgiamasi priešingai. Liberalai valstybę pradeda naudoti savo doktriną įtvirtinti. Homoseksualai gali laisvai gyventi jiems patinkantį gyvenimą. Tačiau nežinia, kodėl pradėti suvalstybinti. Jie turi daug ką pasakyti apie savo savijautą, tačiau valstybė yra netikęs klausytojas. Liberalai pagristai šalina homoseksualų diskriminaciją. Tačiau netikėtai pradėjo norėti daugiau negu reikia asmens laisvei. Jie remdamėsi valstybę nori tvirtinti savo gero gyvenimo sampratą. Norėdama įtvirtinti homoseksualią šeimą, valstybė priversta imtis piliečių minčių ir jausmų kontrolės. Todėl neapykantos kalbos įstatymo pasirodymas šalia partnerystės įstatymo nėra atsitiktinumas. Priešingai, tai du vienas kitą papildantis įstatymai. Kai skaitydamas apaštalo Pauliaus laiškus, katalikas homoseksualumą prilygina ištvirkavimui, jį galima nubausti už šventojo rašto citavimą. Liberali valstybė pradeda reikalauti pagrindinių krikščionybės tekstų peržiūrėjimo. Galima sakyti, kad ji prieš savo valią netikėtai tampa pagrindiniu teologu. Remdamasi religiją be Dievo, tai yra pilietinė religija, liberali valstybė netikėtai virsta
Dievo žodžio aiškintoja. Dar visai neseniai atrodė, kad Lietuva nėra pasaulėžiūrinė valstybė. Dabar viskas keičiasi. Pažangios, kabutėse, pasaulėžiūros neišpažįstantis pilietis gali atsidurti persekiojimųjų sąraše. Katalikai neturi jokio rimto pagrindo manyti, kad Dievas juos kaip nors įpareigojo pripažinti partnerystę. Ja ginanti liberali ir demokratinė valstybė priversta kištis į katalikų doktrinos reikalus. Gali būti, kad prasideda naujas liberalios valstybės ir katalikų bažnyčios santykių etapas. Šiuo požiūriu partnerystės įstatymas yra ne tik šeimos, bet ir liberalizmo ateities klausimas. Šis įstatymas atveria kelią naujai moralinį liberalizmą aukščiau politinio liberalizmo iškeliančiai tvarkai. Liberalai nesupranta, kad vis labiau imasi to, ką galima vadinti apsišvietusią diktatūrą. Niekas nebejoja būtinybę ginti homoseksualų teisės. Ir tai visiškai aiškiai supranta katalikai. Tačiau kyla abejonių, ar liberali valstybė turi teisę vienašališkai įtvirtinti liberalų gėrio sampratą. Pagristas homoseksualų politinių teisių gynimo reikalas perauga į jų siūlomos gero gyvenimo sampratos įtvirtinimą. Tai politinio liberalizmo principų nepaisimas. Jeigu anksčiau dėl požiūrio į liberalizmą klydo katalikai, tarkim 19 amžiui, tai dabar tai daro liberalai. Liberalizmas yra subtilus vakarų politinės minties kūrinys, kurio subtilumo pradedama nebesuvokti. Net neliberalių įsitikinimų žmonės turi pritarti liberaliai tvarkai, nes be šito išnyktų laisva visuomenė. Dėl valstybės ir bažnyčios atskirimo katalikai savo šeimą saugo be valstybės palaikymo. Tačiau tarp lygių laisvos visuomenės piliečių netikėtai atsirado lygesnis. Liberali valstybė nebenori būti visiems teisinga ir pradeda tarnauti vienos ideologijos interesams. Vienintelis konflikto sprendimas ir katalikams, ir jų oponentams atsitraukti nuo valstybės. Liberalai virsta pasaulį per valstybę išganyti norinčiais misionieriais. Valstybės negalima naudoti religinėms misijoms, tačiau dabar ji vis intensyviau naudojama ideologinėms misijoms. Šį dalyką galima vadinti liberalizmo krize, kuri panašiai į farsą, kaip sakiau pradžioj, o ne į tragediją. Džonas Stuartas Millis, ir čia įdomi, matau, liko 3 minutės, Justina rodo. Man jau Justina tiek nebereikės, aš visiškai ramus jaučiuosi. Džonas Stuartas Millis kalbėjo apie visuomenės 19 amžiaus vidury, vienas iš liberalizmo autoritetų kalbėjo apie visuomenės, šį žodį reikia pabrėžti, visuomenės valdžios ribas individui. Šių dienų liberalai pradėjo nesuvokti ne tik visuomenės kišimosi į žmogaus gyvenimą, bet ir valstybės ribų. Jie nori persekioti tuos, kurie myli savo vaikus ir artimuosius ir kurie nepagristai apšaukti piktais ir nužmogėjusiais homofobais. Tik suvokę šio akmeniu virtusio žodžio neadekvatumą, mes galime pradėti rimtą politinę diskusiją. Ačiū uždėmesį.